Sveiki. Pasiųsti didelės apimties failus galime ir naudojant internetinę platformą WeTransfer.com. Aš jau esu atvėręs šią platformą, ir dabar pabandysiu parodyti, kaip galime ją pasinaudojant pasiųsti failus. Tik prieš tai buvusiame žingsnelėje reikėjo patvirtinti sutikimą, kad sutinkate su šios platformos naudojimosi taisyklėmis. Tai dabar prieš akis matome nedidelį langelį, kuriame ir galėsime pasirinkti failus arba pasirinkti katalogą, kuriame yra failai. Aš turiu darbalaukyje mokymo medžiagose aplanką, pabandysiu jį prisekti ir prisegęs šitą aplanką. Prisegęs šitą aplanką, jis bus suarchyvuotas ir bus laikomas WeTransfer sistemoje tol, kol iš jos nebus atsisiunčiama arba tol, kol nepasibaigs jos nurodytas laikas, kiek tie failai yra saugomi toje platformoje. Failus pridėjau, jeigu norime, galime pridėti daugiau, tai add more files, tai būtų pridėti daugiau. O dabar reikėtų, ką mes tos failus norime pasiųsti, reikėtų užrašyti to žmogaus elektroninio pašto adresą. Aš šį kartą parašysiu savo darbinį elektroninį pašto adresą. Reikėtų įrašyti atidžiai, kad nesuklystume, kad tikrai nueitų. O čia reikia įsirašyti savo siuntėjo elektroninio pašto adresą. Čia įrašysiu savo asmeninės pašto dėžutės adresą. Ir toliau reikėtų nurodyti failo antraštę, siunčiamų žinutės antraštę, tai palieksiu failai. Ir čia yra trumpa žinutė, tarkime, siunčiu kelionės akimirkas, kaip pavyzdys, nors ten yra tikrai ne kelionė. Ir čia dar paspaudus šitą mygtukėlį galime nusistatyti, kiek mes norime. Ar mes saugosime 3 dienas, ar mes saugosime 7 dienas. Kitas laiko intervalas yra skirtas mokamoms versijoms, jų pasirinkti negalime. Tai palieku 3 dienas, man tikrai užteks. Ir dabar, kada paspaudžiu transfer, man į nurodytą mano adresą, pašto dėžutę yra atsiunčiamas kodas, patvirtinimo kodas ir būtinai turiu jį nukopijuoti ir atsiųsti. Kaip matote, įėjau savo asmeninę pašto dėžutę. Ir čia gavau laišką, kuriame yra nurodytas kodas. Aš jį nusikopijuoju ir įklijuoju į tą laukelį, kuriame yra. Ir patikrinti ir siųsti. Ir tokiu būdu, kai jau šitas yra padarytas, dabar tas mano failas, tas mano aplankas, failai yra keliami į WeTransfer platformą. Ir kai jau bus, matot, iš tikrųjų labai nedidelės apimties, iš tikrųjų palyginus, kiek galima iki 2 GB, o čia yra tik 28 MB. Ir baigėsi tuoj pat įkelimas ir turime tokią trumpą informaciją. Galime nusikopijuoti linką, kur yra saugomi failai. Ir nurodyta, kada pasibaigs failų laikymo data. Galima slaptažodį, bet kaip matote, jau čia yra mokama versija, parašyta žinutė, kad siunčiu kelionės akimirkas, tokią ir buvau parašęs. Ir toliau nurodžiau, kam siunčiau, kad vienam asmeniui, ir čia toliau rodo, kiek parsisiuntimų. Bet čia tokia papildoma informacija, ją galime uždaryti ir viskas. Ir toliau tada einu į tą pašto dėžutę, kur buvo siųsti failai ir matau, kad iš tokio siuntėjo yra atsiųstas toks ir toks failas, kuris galiojimas pasibaigs gruodžio 1 dieną. Spaudžiu pasiimti failus. Ir dabar belieka tik tais paspausti download
ir įsisaugoti ten, kur aš norėčiau. Tarkime, noriu įsisaugoti į mokymų medžiagą. Čia nekelsiu į failą, čia tiesiog ir man failai atsiųsti, atsidarau ir galiu pasižiūrėti, kad tame kataloge buvo tik vienas failelis. Ir dabar išarchyvuoju tą patį medžiagą aplanką ir viskas, failas išarchyvuotas, dabar belieka eiti į darbalaukį, darbalaukyje pasirinkti mokymų medžiaga ir matome, kad va čia buvo tas atsisiųstas failas, o čia jau yra išarchyvuotas ir tame išarchyvuote, kadangi siunčiau aplanką, tai tame dar yra tas aplankas, kurį siunčiau, na, o aplanke jau yra pats failas. Galėčiau paspausti ir atidaryti failą ir tokiu būdu jau tas failas, kurį aš siunčiau, nukeliavo pas tą adresatą ir tas adresatas tokiu būdu parsisiuntė, išsiarchyvavo ir turi pas save. Tai tiek trumpai apie failo siuntimą ir gavimą panaudojant WeTransfer platformą.